tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje. Sveiki, būsto anatomijos žiūrovai. Esame Vilniaus senamiestyje ir šiandien jums parodysime vieną ryškiausių iki šiol rodytų butų. Einame vidų apsidaryti. Labas, Miglė. Labas. Labas, Milda. Labas. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad esame šiandieną čia pas jūs Vilniuje, naujame jūsų projekte. Tai ką šiandieną mūsų žiūrovai pamatys? Esame Mid-Century studijoje, taip pat namuose. Tai labai netipinis projektas, kuris jungia ir verslą, ir namus. Koks buvo pagrindinis užsakovo uždavinys būtent šiam projektui keltas tikslas jums? Iš tikrųjų, ne uždavinys, o gal norėčiau šiek tiek paminėti pati pradžia, kai mes atsiradome šitame objekte ir kaip atrodė pačios erdvės. Tai buvo du atskiri butai, patalpos gana pleistos, su daugybė techninių nesklandumų, neveikianti rekuperacinė sistema, dalinai neveikiantis šildymas. Tai tokių buvo bazinių techninių dalykų, kuriuos tikrai reikėjo iš esmės spręsti. Pradžia nuo to ir labiau yra, kad mes pradėjom ieškoti sprendimų, kaip sujungti tuos du butus, nes vėlgi nešančios sienos, reikėjo organizuotis leidimus. O paskui jau pradėjom kalbėti su užsakovė dėl planinės struktūros. Tai ypatingai įdomu mums buvo tai, kad jinai norėjo tokių persiliejančių erdvių. Tai tas toks vientisumas ir tęstinumas šiose erdvėse yra esminis tikriausiai projektavimo impulsas. Šios du butus sujungėme koridorinę jungtimi ir dar stipriau pabrėžėme raudoną spalvą, kad tarsi kaip jungianti ašis, kad dar labiau stipriau pabrėžti, o ne bandyti suniveliuoti ir kad tai būtų kaip akcentas ir atskirti gal labiau butus zonomis. Iš tikrųjų, čia tokia užėjus vyroja ramybė. Toks atrodo, ateini, nusiramini. Šviesios spalvos jos irgi duoda savo, ta raudona, jinai tokia energija, ar ne? Jo, ir iš tikrųjų užsakovė pati yra labai drąsi ir atvira pasiūlymams, nes tikrai ne kiekvienam tiktų toks drastiškas pasiūlymas, tokia intensyvi raudona, toje, kaip sakot, ramėje baltoje erdvėje. Kalbant apie zonas, esame čia, virtuvėje su svetaine. Papasakok truputėlį, matau, naudojat nemažai tokių natūralių medžiagų, čia pilnai metalas, ne? Tai nerūdėjantis plienas šlifuotas. Galima jo pjaustyti. Jis yra šlifuotas, kad nebijotumėte brėžimų, ta prasme, tai negazintų, jeigu jie eksploatuojant. Dar kalbant apie virtuvės zoną, kokie čia buvo esminiai dalykai, nes matau ir laiptus įsinaudojat pilnai pasidėjimui. Mes turėjom tokį finalinį švarų planą, su kuriuo ir pradėjome jau vystyti statybos tos darbus. Bet įdomiausia yra tai, kad mes nuo to pirminio sudėlioto, išgryninto plano eigoje labai nutolom. Nes vėlgi, procesas vyko ilgai, šito buto įrengimas vyko irgi ilgą laiką. Mes esam dabar, kaip sakot, virtuvėje, tai čia turėjo būti sala ir galbūt jį kažkada bus. Tiesiog duodam galimybę šitoms erdvėms kisti ir nebūti statiškoms. Čia visa antresolė yra daryta iš ko? Monolitas ir tai yra buvusi antresolė, tiesiog nebuvo galimybės jos pakeisti konstruktyvo, tai mes jau turėjome ryžtis ir formuoti pagal tai netgi laiptus. Laiptai yra iš metalo, lieti epoksido danga ir jau po laiptais vėlgi išnaudojama ta erdvė, tai spintos suintegruotos, kad vėlgi tai būtų kažkoks mažiau to vaizdinio triukšmo su pačiais sprendimais. Ir čia net irgi nesinori jokio turėklo, nes ta antresolė tokiam aukšte, kad kai tu nulipi iki čia, atrodo, jau tu turi tą saugumą ir nebėra kur nukristi, tai iš tikrųjų net ir nereikia. Čia labai gerai pastebėjot, kad būtent toks buvo labiau įsivertinimas gyvai, kadangi erdvės yra lūžtančios, šlaitinės lubos.
Tai labai daug to projektavimo turėjai pajausti gyvai, nes ant popieriaus šitų visų niuansų labai sunku net ir pačiam užsakovui paskui įsivertinti, ar jam tai tinka, ar tai veiks, ar tai funkcionuos. Svetainė zona, tai vėlgi galvojam, kad norės įsikristi į sofą, gal čia turės kažkokią ekraną, televizorių, žiūrėti, poilsiauti, bet eigoje mes stumdėm šitos baldus kokius 5, 6, 7 kartus ir tai yra vėlgi, kaip ir Milda pasakojo, nuolatos kintanti ekspozicija, tai netgi šiandien, ką jūs matot, mes prieš valandą su klientė galvom, o gal norisi kitaip. Tai reikėtų šią zoną taip ir vertinti, kad jinai yra formuojama pagal nuotaiką ir tas, kas yra šiandien, gal bus rytoj kitaip. Iš tikrųjų norisi pasišnekėti šiek tiek ir apie medžiagas ir ypatingai norisi apie grindis pasikalbėti. Tai mūsų irgi dažnai žiūrovai klausia, kas ten vienas ar kitas grindis darė, o čia iš tikrųjų daug nemažai dalykų padaryta ir atrodo visas tas vaizdas, kurį turime dabar, jisai negimė iš karto, ar ne? Buvo betonuojamos grindis ir daug kartų šlifuojamos, užpildyti tarpeliai, užpildyta kažkokia tai vėlgi ten ta danga, kad nesigertų visokie skysčiai ir čia mums padėjo UAB grindis.pro. Tai žinau, kad nemažai čia to darbo atliko. Kaip sugalvojate apskritai tas betoninės grindis tokias padaryti? Pagrindinis darbas tai tikriausiai buvo ne tai, kad naujai išlieti grindis, nes jie neišliejinėjo jų naujai. Ką mes atėjom ir ką matėm, jos tokios jau dalinai buvo. Grindis.pro sugebėjo atkurti taip, kad seną su nauju nekontrastuotų. Kas labai žavi ir kas labai patiko, kad pati užsakovė, tarkim, visokius mechaninius pažeidimus vertina kaip vertybę ir kaip tų grindų kažkokią istoriją, kad tai kažkokie atsirandantis įbrėžimai, kad jos neerzina, o kaip tik labai tarsi ta danga gyvena su tavim ir įgauna netgi vėlgi kinta, pasidėvi, pasibraižo. Ir tas smagu, kad jos visur vienodas. Ir čia mes tiesiog turim sujungimą su vienu iš miegamųjų, ar ne? Jis toks labai minimalistinis, eklektiškas, persiliejantis sprendiniai, tai yra tos pačios grindys, kaip ir paminėjot, o labiau kuriama emocija, tai yra pavieniais baldais, kurie, kaip ir minėjom, yra jau tokie unikalūs, vintažiniai, lova tokio japoniško stiliaus ir ta eklektika, jinai kuria tam tikrą nuotaiką, ko užsakovas siekia. Čia turime dar vieną iš miegamųjų, ar ne? Taip. Ir turim visą tą antresolės gėrį į viršų. Antresolė turėtų įsiprasminti kaip minimali darbo zona, o čia tas antras miegamasis, jisai toks vėlgi sujungtas su drabužinė ir labiau jis yra atviras, kuris gali tapti uždaru poreikiai esant. Tai vėlgi ar svečiui, ar šeimai, erdvės prisiderinančios prie čia gyvenančių žmonių. Kalbant apie laisvę ir jūrą, labai noriu paklausti, kas čia per grožis? Čia norim paminėti naują, neseniai sukurtą Lietuvoje produktą, toks šviečiantis rėmas. Tai yra kaip pateikimas meno kūriniams, rėminant iš šiuos šviečiančius rėmus fotografijas ar tai grafikos darbus. Tai toks produktas jungiantis funkciją vėlgi su menu ir puikiai įsiliejantis į erdves. Tai interjere, tokiame individualiame, tai jos pirmą kartą čia yra panaudotos. Keliaujant po šios namus pastebėjau, kad čia nėra kavos aparatų iš tikrųjų. Tai jeigu mūsų žiūrovai ieškotų, kur tokį daiktą įsigyti, namų technikos ekspertai įmonė Krinona tikrai padės. O Krinonos produkcijai galioja ir speciali nuolaida su mūsų nuolaidos kodu. Tai kodėl nepasinaudoti? Šaunuoliai Krinona. Pirmame aukšte turime 2 sanmazgus, tai vienas yra su dušu, kitas yra su vonia. Patalpos sanmazguose yra žemos, bet kaip sanmazgam to pakanka, nes tu čia neužsibūni ir gan pasiteisinęs sprendimas yra, kadangi erdvės tai leido, atskirti būtent dušo zoną nuo vonios. Vėlgi pagal poreikį, ko tau norisi. Ir minėtas kitas sanmazgas su labai unikale, reto dizaino ekskliuzyvinė vonia, garsaus labai brendo Antonio Lupi. Ir dar toks gal netipinis sprendimas yra šitame raudoname koridoriuje. Įsiprasmino toks atviras
atviras praustuvo klausimas, nes vėlgi ne visada tau reikia eiti tą sanmazgą, kad nusiplauti, tarkim, grįžus namo rankas. Ta gali atlikti čia. Čia yra autentiškas itališkas baldas. Ir vėlgi mes turim tą tokį labai nestandartinį sprendimą, kad tarsi atviroje erdvėje, gal net viešose, labiau įstaigose naudojama sprendimą, kad yra toks atviras tas praustuvo sprendimas. Iš tikrųjų, nedažnai sutinkama namuose. Milda, kiek čia turėjote jūs laisvės? Kiek jūs ribojo kažkokie rėmai, laikas, nežinau, kartais ir biudžetai, ar ne? Ar čia buvo taip, kad atėjot, mes čia sugalvojom, turim viziją, o jūs stebėkit? Taip pat panašiai buvo, taip kaip pabaigoje pasakėt, tik tais tiek, kad ribojo galbūt pačios objekto galimybės, kad tu negali čia griauti, daryti to, ko... Taip, pats objektas iš savęs tai ribojo, įpareigojo, bet tokios laisvės kūrybinės, ko tikrai norisi, nes reikėtų nepamiršti, kad interjero dizainas susideda iš tokių dviejų pamatinių dalių. Tai yra techninė dalis ir kūrybinė dalis. Labai dažnai susiduriam su užsakovais, kurie tą kūrybinę dalį tarsi nustumia į šalį ir labai nori tik techninės dalies. Tai mum, kaip kūrėjom, tas truputėlį toks trūkumas, tos motyvacijos kūrybinės, tai jos visada norisi. Tai čia mes turėjom iš tikrųjų labai didelę tokią kūrybinę jėgą ir gal mažiau žiūrėjom į funkcionalumą, praktiškumą ir atvirkščiai viską darėm iš tokio pajautimo, neskubėjimo ir nesispraudimo į terminus kažkokius labai griežtus. Mūsų žiūrovai dažnai klausia apie tai, kas objekte labiausiai patiko užsakovams. Tai čia noriu iš tikrųjų paminėti šias nematomas praktiškai duris, tai jomis pasirūpino įmonė Vituko duris. Čia jau naudojo italų gamintojo Eclise staktas, jos yra labai tvirtos, stabilios. Ir beje, čia yra toks dalykas irgi labai įdomus, kad voleliu viskas nudažyta ir tos duris praktiškai yra nematomos. Tai reiškia, ta pačia spalva, kaip yra sienos, padengtos ir visos duris. Ir naudotos šios labai gražios elegantiškos rankenos. Šiame objekte visos durys varstomos ir kaip jos vadinamos yra nematomos. Tai yra būtent italų gamintojo Eclise aliuminio staktos, kurios yra labai patvarios. Pačias durų varčias gamino patys Vituko duris. Šiame objekte jos buvo užsakytos gruntuotos, tai yra paruoštos dažyti sienų dažais, tai yra voliuku. Šiame objekte voliukų statybininkai jas dažė skirtingomis spalvomis, sienų dažais pagal skirtingus spalvų sienas. Taip visai paslėpiant duris sienoje, kad tiek durų, tiek sienų dažų atspalvis bei tekstūra būtų kuo artimesnė ir maksimaliai paslėptų duris sieną. Kas labai man patinka, kad čia irgi duris nudažytos, čia yra balta spalva iš vidaus, o iš išorės mes matom raudoną spalvą. Praktiškai nesimato. Labas, Jūta. Sveikas, Jūrai. Iš tikrųjų labai norėjusi pakalbinti tave, kaip kad vieną iš užsakovų, ar ne, šio objekto, taip pat Mid-Century kūrėja. Jovita, trumpai apie Mid-Century, nes jūs čia tokias erdvės, kur turim daug betono, baltos spalvos, įjaukinot, įnešėt spalvų, minkštumo, papasakok, kaip tai pavyko padaryti ir apskritai apie tos išskirtinius baldus, kurie yra čia. Man ir įdomiausia šitam projekte, kad tai yra visiškai naujai atkurtas butas su technologijom ir įlieti Mid-Century laikotarpio baldus, tai yra 1970 metais gaminti baldai kaip šita sofa, kuri įkūnė tokio luxury gyvenimo stilius. Jame yra netgi integruotas patefonas. Wow. Tai ir štai sukuria mums virtuvės ir svetainė zoną, kur nėra tik standartinė sofa, kuo arčiau stalo pridėta, tai yra gali bendrauti, gurkšnoti gėrimą, klausyti plokštelės, kol kažkas gamina valgyti ir tu bendrauji su šeima ar su savo artimuoju ar draugu, o galbūt netgi tiesiog vienas. Ir iš tikrųjų šią dieną labai dar opus yra klausimas tas antrinis daiktų panaudojimas. Papasakok, kiek tai koreliuoja būtent su jūsų produkcija? Taip, tai tvariausia yra ir šiandieną mes kalbam daug apie tvarumą, nes norim išsaugoti savo planetą. O nieko nėra tvariau, kaip įsigyti daiktą, kuris jau yra pagamintas. Iš antrų rankų galim taip vadinti. Bet baldą galima pervilkti ir tai yra vis tiek mažesnės sąnaudos, negu jį pagaminti iš naujo. Šiaip aš esu didžiausias fanas, kai antresolės yra kaip tikras aukštas, nėra jokių vibracijų, jokių judėjimų. Čia yra kitokio tipažo, bet vėlgi pro grindis įrengė šias grindis. Tai buvo mūsų toks sumanymas, norėsiu turėti vienspalvę, tokią neutralų labai vaizdą
jau nebesinorėjo imituoti betoninių grindų, nes jų čia nebuvo. Dar apie grindis, tai kad jos yra besiūlės, vientisos, vienspalvės grindis. Vėlgi jas išgauti, tai buvo užduotis pro grindims, bet kadangi šitos ryties asai yra, tai jie tiesiog liejo poliuretaną. Lygiai taip pat mes jų paprašėm, kad turėjom išformuotus iš metalo lakšto laiptus, kad ir juos lygiai tą pačią dangą padengtų. Milda, Miglė, iš tikrųjų pabaigai, jūsų patarimai architektams, žmonėms, kurie planuoja tokio tipo projektus? Iš tikrųjų, tokio palinkėjimo gal nėra, tiesiog noras yra pasidžiaugti, kad tokie projektai pasitaiko retai, bet linkime savo ir gal kitiems dizaineriams, architektams tokių projektų patirti, dėl to, kad jie suteikia tokios daugiau kūrybinės laisvės, ko man atrodo šiai dienai truputėlį trūksta. Tai gal toks esminis įprasminimas viso šito projekto, tokio tikrai netipinio, kitokio šiek tiek. Tai jo pagrindinis palinkėjimas tikriausiai būtų neskubėti kaip klientui, nes skubėjimas visą laiką priveda prie tam tikrų sprendimų, kurių gali laikui bėgant gailėtis. Tai yra tikrai labai svarbu išjausti, pajausti, kas tau artima, kas tau faina, kas tau įdomu. Ir kartu visiems šeimos nariams, kurie gyvens tose erdvėse. Tai Miglė, ačiū tau. Miglė, ačiū labai ir tau iš tikrųjų, kad skiriate laiko. Tikrai nuostabus projektas. Aš visos komandos vardu palinkėsiu to kūrybinio įkvėpimo. Dar įdomesnių projektų jų ateityje ir lauksime jūsų abiejų sekančiose laidose. Taip, ačiū labai. Ačiū. Dažnai žiūrovai mūsų klausia, kaip mes keliaujame į savo filmavimus. Būsto anatomijos komanda šį rudens sezoną keliauja su naujoji Volkswagen Tiguan. Naujasis šio automobilio dizainas taip pat yra patobulintas, jis tapo dar aptakesnis, tai reiškia dar ekonomiškesnis. Būtent šis Tiguan automobilis, kurį naudojame mes, turi ir Airline apdailą, taigi tai suteikia labai daug sportiškumo. Taigi, jeigu norite patys išbandyti šį naują Tiguan ar kitą Volkswagen modelį, informaciją, kaip tai padaryti, rasite čia. Labas, Grytė. Labas, Jūrai. Aš iš tikrųjų labai senai norėjau tave pakalbinti, nes mudu pažįstame tikrai jau daug metų ir dažniausiai sprendžiame visokiausias problemas apie sklipus ir ne tik. Tai eisime dabar su tavim pasikalbėsime būtent šiandien apie tai, kaip teisingai išsirinkti sklypą, kokios yra dažniausiai daromos klaidos, ar ne? Ir ne tik. Dažnai žmonės renkasi sklypą turbūt ir pagal emociją, ar ne? Ir iš to gali gimti tam tikros, kaip sakyt, problemos. Kaip pavyzdys, prieš kelias dienas atsirado skelbimas su sklypu. Atrodo nuostabus sklypas, įdomu ir galbūt ir kaina labai gera. Ir tu tokį sklypą atrodo nori staiga tiesiog važiuoti ir pirkti. Bet jeigu tu nepasigilinsi į tam tikrus niuansus, reiškia, ką ten gali pastatyti, kokio, tarkim, aukščio, kiek kvadratinių metrų namą, kokie kiti yra niuansai, tu gali susidurti su problemomis ir klausimas, kaip tu tą sklypą panaudosi. Tai, Grytė, kokie būtų tavo patarimai prieš, kaip pavyzdys, sukertant rankom žmogui radus kažkokį tai sklypą, į ką atkreipti dėmesį? Į ką atkreipti dėmesį? Pirmiausia, ką aš savo klientams sakau, kurie jau ateina su problema, tai pirmiausia, ką mes turim pažiūrėti, tai pažiūrėti nuosavybės dokumentą, kas yra pirminė išvada to, ką mes perkam ir ar tai atitinka paskirtį dalykų, kurių mes norim pastatyti. Jeigu netitinka paskirtį, čia jau vėliau galima spręsti, ką su tuo daryti, jeigu iš tikrųjų tas sklypas yra labai parankus, norisi, smagus gyventi, atrodo, nes aš nesu prieš emociją, aš manau, kad kiekvienas žmogus ir turi pirkti emociją, ten ir pagaus smagiausią gyvenimo savo etapą, tačiau tą emociją turi vertinti po to jau rizikom, kas gresia, jeigu. Tai ką žmogus turėtų turėti pirmiausia viziją, ką jis nori tame sklype pastatyti. Tai reiškia, žmogus turi žinoti, kokio dydžio namą, kaip pavyzdys jisai nori pasistatyti. Kiek kvadratinių metrų, galbūt kiek aukštų, ar ne? Kiek aukštų, kiek kvadratinių metrų, su garažu, be garažo. Iš principo jis turi turėti kristalizuotą pakankamai viziją, ką jis nori tame sklype matyti. Jeigu mes kalbam apie gyvenamą namą, šiuo atveju apsibrėžiam kažkokį tai jau individualaus namo projektą, tai taip, žmogus turi turėti viziją savo gyvenimo tame name. Ir tai tuo remiantis būtų galima pasitikrinti žingsnius, ką tam sklype gali pastatyti.
Tai yra užstatymo tankumas, tai yra kiek sklype ant žemės konkrečiai gali pastatyti kvadratų, įmant su išoriniam sienom, ir intensyvumas, kiek gali per aukštus pastatyti kvadratų. Tuos dalykus galima visada pažiūrėti ir pačiam, ten miesto bendrajam plane. Taip pat grįžtant į pirminę dokumentų peržiūrą, jeigu buvo detalusis planas, visada reikia paklausti to pardavėjo, ar jis buvo rengtas. Jis gali ir nežinot, bet jeigu žino, tai būtinai čia yra labai svarbus dokumentas. Būtent reiškia tam sklypui detalusis planas. Tai būna ir pakankamai dažnai būna tie detalieji planai, kuriuos yra nurodyta būtent intensyvumo ir tankumo rodikliai bei galima užstatymo zona, kur mes galime pastatyti. O reikėtų atsižvelgti, tarkim, į šalies, regiono plėtros planus, pavyzdžiui, galbūt ten Rail Baltica bėgiai po... Gali būti. Ir tai yra labai dažna, kad tai atsitinka, ypač periferijai, kad kažkur tai atsitinka. Tie planai yra specialieji planai, yra viešai paskelbiami, jūs bet kuris žmogus gali juos lengvai vartyti, skaityti, artikuliuoti, su tais tai nėra sudėtinga. Ir reikėtų pasižiūrėti šitą vietą, bet paprastai jau ir pardavėjas, jau informuoja, kad jisai žinantis, jau jam atėjo pranešimai, kad ten kažkas turėtų būti. Tai svarbu, bet tai nėra tiek dažna, kiek kokie regioniai parkai, kultūros paveldo teritorijos, kurios apibrėžia kitą reglamentą, arba ten kokie nors direkcijos keliai, kaip Via Baltica, tokio tipo keliai, tai jau jie irgi turi tam tikrus apribojimus ir specifiką statybų tose vietose. Pakalbame apie komunikacijas. Jų svarba yra labai didelė, ar ne? Ir tikrai ir mano praktikoje pasitaiko aibė situacijų, kada net, pavyzdžiui, rajone, ar ne, netoli nuo miesto centro, parduodami sklypai, o pasirodo, tarkim, vanduo, kažkokios trasos yra įrengtos privačiai. Taip. Ir kada tu ten nori statytis namą, sako, žiūrėk, mes tau gręžinio netvirtinsim, tu gręžinio negali pas save pasidaryti, atrodytų, pasidaryk gręžinį, turi vandenį, kad ir mieste. Sako, va, yra už 50 metrų vanduo, junkis ten. Ir net toks keista, žmogus gali pasijausti kalintas, nes kažkokiom konkrečiom sąlygom, pinigais, kažkoks privatus asmuo gali jam tik tai tokiu būdu suteikti prie vandens pasijungimą. Taip. Būna ir tokių situacijų. Taip, būna. Vandens nuotekų, vandens tinklai ypač labiau gal ne miestų, aišku, yra ir miesto teritorijose, bet jau toliau nuo centrų, gerokai toliau, arba rajono teritorijose, tai privačiom lėšom įrengtų tinklų yra pakankamai daug. Taip. Lietus, nuotekos ir vanduo. Tai prieš perkant sklypą būtina tai su pardavėju išsiaiškinti. Jeigu jisai sako, yra čia netoli praeina vandens ar nuotekų tinklai. O dažnai būna netoli, yra netoli. Netoli, 50 metrų nėra toli. Šiaip iš principo, investicijos prasme tai čia nėra toli, čia jau aš galvoju, kad čia yra pakankamai jau arti. Taip. Bet reikia atkreipti dėmesį, kas tai tinklus įrengia ir kiek už tai, aišku, norės kažkokio atlygio, ar jo nenorės. Tai tą susitarimą reikia padaryti jau iki perkant sklypą, jau apsirašyti notaro sutartį, kas tai apmoka, kad tu nelikt po to su netikėtais pinigais. Gryte, o kaip galima iš tikrųjų pagerinti sklypo situaciją? Kaip pavyzdys, jeigu sklypui, tarkim, buvo rengtas detalusis planas, mes matom, kad ten dabar kažkokia gal trobelė stovi 30 kvadratinių metrų, gal jinai ant kokios ribos užnešta. Galima kažką padaryti? Galima kažką padaryti ir galima, jeigu tai leidžia bendrasis planas, gali būti, kad per tą laiką, kol buvo parengtas detalusis planas, pasikeitė reglamentai, galima tai daryti ryšium su tuo, kad išsikeliam kažkokias komunikacijas ir to išplečiam užstatymo zoną, kas dažnai įvyksta ir mes dažnu atveju galime tą padaryti, nes kartais užstatymo zona suformuojama ne tik nuo sklypo ribų, bet ir nuo tam tikrų dalykų, kaip inžinerinių elementų, nuo kurių yra apsaugos zonos ir tiesiog statyba ten yra negalima. Tai iškėlus tinklus, pradžiai projektiniai stadijoje, po to, aišku, fiziniai stadijoje mes galim padidinti užstatymo plotą. Tai jeigu bendras detalus planas nebuvo rengtas ir mes vėlgi turim tą pačią situaciją ir sakom klientui, jūs galite užstatyti 100 kvadratų, bet jeigu iškelsim tinklus, ir aš ten matau ypač, kad ten, tarkim, neslėginė linija ir ten pakankamai nesudėtingi tinklai, jūs galėsite pastatyti 300 kvadratų.
Tai vyksta ir tai pakankamai dažnai. Ir čia mes turbūt prieinam prie to dar vieno klausimo, kuris būna labai svarbus vystytojam, ar ne, arba kurie sugalvoja, aš noriu pradėti kažką statyti. Nes ten yra skaičiuojama truputėlį kitaip. Ten yra labai dažnu atveju, jeigu kalbam, tarkim, apie daugiabučius, maksimalus galbūt kvadratinių metrų kiekis, ar ne, reiškia, ir tam tikrais žingsniais, veiksmais, reiškia, galima pakelti to sklypo vertę ir suprojektuoti tada daugiau plotų. Taip. Tai čia yra irgi svarbus tas dalykas. Paprastai komerciniam tikslam ir komerciniam sklypam tos analizės yra žymiai platesnės ir žymiai detalesnės, nes investicijos ir pinigai, kuriuos investuoja, tai yra žymiai didesni tiesiog. Ir žmonės, šiaip jau kas liečia vystytojus, tai taip, jie su architektu bendradarbiauja labai ankstyvai stadijai. Ir mes tą jau darom ir sąlygas išsimdami ir kalbant su miesto architektu, kad suprasti, ką tikrai ten būtų galima padaryti ir tada mes skaičiuojam, kiek maksimaliai to galima užstatyti. Ar tai būtų sandėliavimo plotas, ar, kaip sakai, daugiabučių, visų tikslas yra toks pat. Maksimalus kvadratų kiekis į tam tikrą sklypą. Gryta, kalbant apie visą tą angliškai timeline, tą laiko liniją, ar ne? Dabar daug visokiausių pasikeitimų nuo lapkričio 1 dienos, bet, pavyzdžiui, mūsų žmogui, kuris, tarkim, planuoja įsigyti sklypą ir tada ten statytis kažkokį tai namą ar vienas, galbūt su draugu kokį dvibutį statysis, reiškia, kotedžus, ar ne? Kada, pavyzdžiui, dabar šiai dienai reikalingas statybų leidimas, o kada galbūt kažkur nereikalingas? Statybo leidimų gyvenamų namų į statybą leidžiančio dokumento reikia visada. Tai yra gyvenamasis namas yra tuo skirtingas nuo visų kitų, ten galbūt pagalbinio ūkio statinių ar ten sodo namų, kas šį dieną galioja, kad statybą leidžiantį dokumentą klientas gyvenamai namui turi turėti visada. Tai yra jo statybos starto pradžia, yra statybą leidžiantis dokumentas. Kalbant apie sodus, dabar keičiasi įstatymai, kiek žinau, sodose projektuojant namą, plotas yra mažinamas, kada nereikia statybų leidimų, iki 50 kvadratinių metrų. Taip. Tai tokiu atveju kažkiek vis tiek tas procesas yra greitesnis, ar ne, nuo projektavimo pradžios. Nes žmogui reikia iki 50 kvadratų, tai jam reikia tik tiesiog projekto. Taip. Tiesiog projekto, bylutės, pagal kurį stato. Dažnas galvoja, kad nereikia ir projektas gali pasistatyti pats, bet šiaip projekto reikia. Pagal įstatymą sodo namui iki 50 kvadratų tikrai bus reikalingas projektas, taip kaip dabar būdavo reikalingas iki 80 kvadratų sodo namui, tiesiog projektėlis, kurį architektas padaro. Arba, jeigu žmogus yra inžinierius, gali pats pasidaryti projektą. Tai reiškia, ta tvarka, jinai yra, kaip pasakyti, supaprastinta, kada tu tikrai nori statyti mažą namelį kažkokį, tai... Iš tikrųjų sodo namelį. Taip, iš tiesų sodo namelį ir tu būsi sodininku, auginsi daržovės ten, visą kitą. Bet negyvensi tenai, nes dažnai atsitinka, kad žmonės ten gyvena. Ir taip, ten jie neturi infrastruktūros, jokios. Nei kelio, nei gatvės, apie darželius ir mokyklas čia jau kita tema visai ten yra. Iš tikrųjų, nemažai pasitaiko situacijų, kada tarp tų sodų stovi prabangus labai dideli namai, kažkas turėjo sodą, sentimentai, patinka, pasidaro ten namą. Jie galėjo pasidaryti tą namą, ten viskas gerai, galėjo, tik aš labai įdomu man šitą investiciją, nes sodo, tu pats žinai, sodo sklypai yra sodų sklypai. Jie nėra gyvenamų namų sklypai, jie neturės niekada plėtros tokios investicijų ir miestas, rajonas šiuo atveju neinvestuos tikėtina į gatvių. Taip, nes ten sodų bendrija turi rūpintis. Bendrija, o ten tiesiog yra, bendrajam plane yra sodų sklypai ir tiek. Ir ten tokia, taip, specifika. Čia turbūt emocija. Čia veikia tik emocija. Kaip yra su objektų viešinimu ir gyvenamaisiais pastatais? Kada reikalingas yra viešinimas, reiškia kažkoks tai architektų viešas aptarimas, žmonių įvertinimas, aplinkinių kaimynų? Pagal dabartinį galiojantį įstatymą tai iki 300 kvadratų. Viešinimas nereikalingas, virš 300 kvadratų reikia atlikti projekto viešinimą. Tokia tvarka, jinai kaip ir teisinga statant tokį didesnės apimties statinį. Nėra tai, kad labai išplėtė, išilgino laiką tų namų projektavimo, aš tame nematau, nes tie jau didesni namai, jie turi šiaip ir architekto labai didelį indėlį ir užsakovo komunikaciją pakankamai ilgą, kad mes gautume rezultatą.
Tai čia šitoje vietoje visi žinojo, tai buvo susitaikę, kad taip įvyko, kad taip reikia daryti. Ar būna tokių situacijų, kada, pavyzdžiui, sklypas yra miesto centre ir, pavyzdžiui, tas miestas sako, žiūrėk, čia nesvarbu, kiek kvadratinių metrų, bet tu čia turi daryti kažkokį tai konkursą architektūrinį? Viešo konkurso, architektūrinio viešo konkurso gali prireikti tada, kai mes dirbam ar kai sklypas yra kažkokios jautriose miesto zonose. Senamiestis, naujamiestis, ten kitos svarbios zonos skiriam Lietuvos miestam, tai gali prireikti, nes ar konkurso tokio, kurį vertintų, kur tas pastas patinka visiems, ko nepatinka kažkam ir mes turim rasti kažkokį bendrą kompromisą, kad užsakovas, architektas, miestas, visiems būtų tiem dėdamiesiam elementam, visiems būtų fainai, gražu, teisinga tai vietai. Nes iš principo architekto pagrindinis uždavinys kurti miestui, rajonui pridedamą vertę. Čia yra pats esminis uždavinys, kurį aš užduodu savo, kurį turi mano komanda šitą uždavinį, kad mes kuriam vertę ateities kartom. Nes žmonių atmintis yra tokia, kad jeigu buvo kažkas ir mes jį pakeitėm kažko kitų, jis jau nebeatsimena, kas buvo seniau. Ir tie statiniai architektūriniai turi labai ilgalaikišką vertę. Tai būkim visi atsakingi už tai, kas statom. Architektai, vystytojai, privatus asmenys. Tai architektūra nėra vieno žmogaus svajonė. Tai yra labai atsakinga vieta ateities kartom, mūsų vaikam, ten prisiminimam ir visakame. Iš tikrųjų, labai džiugu, kad miestai tikrai gilinasi, kas yra statoma, kaip atrodys pastatai tose jautriose zonose, nes mes visi jos matom, pro jos keliaujam, kaip sakai, mes, mūsų vaikai, galbūt ir anūkai, ar ne. Ir svarbiausia turbūt, kad tai vyktų sklandžiai, pagristai ir nebūtų to perteklinio, ne, kažkokio tokio dėmesio. Bet aš dar tada pabaigai norėčiau tavęs paklausti, kalbant apie du scenarijus, kaip pavyzdys, greičiausias įmanomas namo pastatymo scenarijus ir ilgiausias, pavyzdžiui, ar ne? Tai kad žmogus susivokti, nes jisai galvoja, galbūt nusipirkau dabar sklypą, porą mėnesių kažkokį tai projektą gal pasidariau, gal reikia, gal nereikia, čia dar gal greičiau bus, ir pusę metų aš turiu namą, kaip jis geras oras, pavasarį ten kovą pradėjau, tikrai jau kalėdos būsiu padaręs. Ir ten kalbam ne apie kažkokį skydinį, ten medinį, betoninį, ten metalinį namą, bet apie mūrinį kažkokį namą, ar ne? Pats toks optimistiškiausias ir pats aš visada vienbučių gyvenamų namų užsakovams į tą scenarijų pasakau tokį. Realiai projektavimo procesas, pats procesas, pavyzdžiui, projektinių pasiūlymų parengimas, optimalių variantų, pačių greičiausių komunikacijų tavęs ir manęs, mūsų parengimas, tavo peržiūros, tai yra kokie 2 mėnesiai, bet tai yra 2 mėnesiai, kai viskas, kaip ir sakai, labai sklandžiai. Taip. Ir 4 mėnesiai projekto rengimas ir derinimas, jeigu nėra trukdžių. Taip. Tai maždaug 6 mėnesiai čia yra minimaliausias galimas terminas gyvenamo namo projektavime. Jeigu atsiranda trukdžių, mes galim trukdį atrasti pačiam pirminiam etapė projektinių pasiūlymų ir mums neišeina rasti kažkokio sprendimo, mes darom daug variantų, modeliuojam, komunikuojam, tai tas gali užtrukti ir 4, ir 5 mėnesius ir vis tiek derimo procesas vėl lieka tie patys 4 mėnesiai, bet jeigu jau mes rimčiau tai darom, detalio plano korektūrą, tai jinai gali užtrukti nuo 6 iki 9 mėnesių, 12 mėnesių ir daugiau, jeigu yra problemų. Ir po to vėl ta pati procedūra, projektiniai pasiūlymai ir projekto derinimas. Tai optimalus variantas, kai viskas labai sėkminga, 6 mėnesiai, o kai kažkas kitaip, tai gali būti ir iki 2 metų. Ir dar prie viso to tada reikia pridėti paprastam namui bent kokių metų, pusantrų, kitą kartą ir gal ne 2 metų statybą. Manau, kad taip. Nuo pamatų iki rengimo visų. Tai dar aišku, tai yra interjero projektas, kuris jau galėtų atsirasti jau pradedant namo statybą, jau lygiagrečiai turėtume jau interjerą spręsti, jeigu tai ir numatyta spręsti kažkokiu tai būdu. Gryte, ačiū tau, iš tikrųjų labai daug naudingos informacijos, džiaugiuosi, kad skiriai laiko, o mūsų žiūrovai, jeigu norės, drąsiai gali užduoti ir mum, ir greitai klausimus, tikrai visus, manau, atsakysim, tai lauksime sekančių susitikimų ir, manau, aptarsim dar ne vieną svarbę temą. Ačiū. Būtinai, ačiū tau. Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu.
daugiabučių kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje.